Labas merginas, taigi nesakau jums šiandien labas rytas, nes nėra joks rytas, jau yra pietus. Ir šiandien visą dieną varčiausi lovoje, visą rytą. Ir iš tikrųjų man to žiauriai reikėjo, nes kai matėt, namo aš grįždavau tik tai susiruošti arba pamiegot naktį, ir tai naktį daug nemiegodavau. Tai man tas labai išėjo naudą. Ir ką šiandien ryte dariau, tai nepraėjo toks veltui rytas, tai užsakiau saviškai dovaną. Ją dovanos jo mama, nes nežinau, kam dovanoti, aš taip pat turėjau nupirkti tokią vieną porą batų, tai aš jas užsakiau, tada duosiu, kai atsiūs man tuos batus, duosiu jo mamai ir juos padovanos, man pinigėlius grąžins. Kitas dalykas, tai atrašiau jūsų visų komentarus ir man labai pradžiugino, praskaidrino nuotaiką jūsų visi komentarai. Yra daug iš tikrųjų pageidavimų, pašnekėti apie tą, apie aną, ir iš tikrųjų tokios temos, kurios man būtų gan įdomios, bet nežinau, kažkaip aš prisimirštu pašnekėti apie tas temas, tai nežinau, man atrodo, reiks užsirašyti ir kada bus proga, kada koks bus neįdomus vlogmas, tai tada tiesiog pakalbėti su jumis. Ir taipogi šiandien įsitikinau, kad ne šiandien įsitikinau, bet, ir šiandien pasižiūrėjau savo tą skalę YouTube ir pamačiau, kad žymiai daugiau berniukų mane žiūri negu anksčiau. Ir taipogi gavau, man atrodo, užvakar žinutę iš draugų, bendrų pažįstamo, kad jisai žiūri mano video ir kad jam visai patinka, tai linkėjimai, Pauliau, tau. Ir tai visai smagu, kad žiūri ir vyriškos lyties atstovimo video. Tai tiek. Išvyniosiu aš jums tada advento kalendorių, parodysiu, kas tenais yra, ir po to, net neįsivaizduoju, ką darysiu, turiu 2 valandas iki darbo ir nežinau, kaip jas geriausiai išnaudoti. Ar pavalgyti, aišku, pavalgyti reikės, bet ar gamintis namuose valgyti, bet vėlgi nelabai galėsiu, nes pas mane yra valytoja atėjus dabar, kuri lygina, nors šiaip neturėtų vėliau ateiti, bet šiandien kažkodėl atėjo anksčiau. Tai man gaminti nelabai norisi, nes nečiau viską patvarkė, pavalė. Tai o jeigu ne, tai tada lėksiu prie darbo, yra tokia šopingų gatvelė, tai pasižiūrėsiu galbūt dar daugiau dovanų, nes ne viską baigiau pirkti ir reikia jau išsiųsti dovanas visur į visas pasaulio pusės. Tai pasižiūrėsiu gal dovanų. Nežinau, žiūrėsim, ką aš veiksiu, o visų pirma, jums parodysiu tada advento kalendorių. 10 diena. 10 diena atrodo, kokia nors bus paletė. Jo, man labai šitą kosmetiką primena mano mamą, nes mano mama vis laik pirkdavo lankom šešėlius. Tai štai jau atidariau. O dėl, kokia rūžavi. Rūžavi kaip, lygiai taip pat kaip dėžutė. Bet faini šiaip tie skaistalai, ar kaip jau vadinasi. Blushas. Tai nežinau, gal šiandien išbandysiu, pasižiūrėsiu. Tai va. Tokia pirmoji, antroji. Pirmas buvo lūpdažis, o dabar tokia antra kosmetikos priemonė. Taigi, hebrytę grįžau aš į darbą, tiksliau, kaip ir matėte, tinginiavau namuose. Po to išvariau, apsišopinau porą dovanų. Tai džiaugiuosi, tokias, nepagrindinės, bet vienas iš pagrindinių nupirkau. Ir po to nuvariau apsipirkti maisto, nes nieko nevalgiau visą dieną, o dabar yra jau 4 valandos. Tai aš dabar ruošiu tokiam namų sąlygom. Bet nusipirkau pardį šiek tiek maisto ir dabar ruošiu savo ir mano draugai. Tai jinai sakė, sumuštinio nenoriu, tai išėjai tiesiog parašiau mozarelas, mėsytės, sūrio, lašišos, čia kruopos, nežinau kaip vadinasi, tabuliai prancūziškai, morkos, pomidorų. Dar ką parodysiu, atnešiau šiai lauktuvių, tai yra Unicum, tai yra toksai kaip digestion, toksai virškinimui po maisto išgerti, čia alkoholinis gerimas ir sausainių, kurios jinai pradėjo pakuoti, bet ir neišpakavo, nes klientai išėjo, tai turėjo lėkti paskui juos. Hi everyone, I'm opening Milda's gifts for today, the 10th. What you think is inside?
Say, what's it, Ted? What's this I have face? no idea. I'm gonna see. Okay. What is it? Oh, it's a black kitten. I have a black kitten at home. Yes, that's why. As I can remember, there's nothing to hang your bag on at the bar we go every week. So you will have your own thing to hang your bag. Oh, how does it work? Open? Is to hang your bag. That's why yesterday night you told me you should have opened your gift. Yeah, because yesterday we was at the same bar that is in this note. Magnet? No. No? How does it work? Ah, you put it on the table like this? Yeah, but you can try it. And then you hang your bag. Woohoo! Thank you! Okay, it means that tonight we can go drinking. Yeah, sure. Ça va trop bien! Ouais. Bah j'avais pareil, mais il est pourri maintenant, je vais racheter. Ouais, il y a un petit chat noir. A sugar pause. Pause. I want my chocolate. So my friends, I'm gonna speak in English now because my friend is French and she doesn't speak in Lithuanian, so I need to talk in English like that she understands and she understands. So we have nothing to do, we have clients already, but we are bored, so we thought about a small challenge to show you, and we chose the challenge Would You Rather 2. Okay, would you rather smell like a fart all the time for the rest of your life? This is glamorous. For like why you choose the questions like that? Or drink diarrhea milkshake. Would you rather always take a cold shower or sleep an hour less than you need to be fully rested? I'll take cold shower. Take cold shower, yeah. Right. You get used to it. Yeah. It's okay. Why I'm good to sleep? Would you rather be able to stop time or fly? Fly. I would love to fly. We don't care about time. Time goes and... You're 22, bitch. Would you rather give your computer or your pet? My computer. My computer is my shitty. pet. I don't have any pet. I have just boyfriend. My home as a pet. Big tail. I'm going to work. I'm going to come back. Oh, ça va. Mais pourquoi tes questions sont dégueulasses comme ça? So while I was talking with the clients, my friend, she wrote down some questions. So come here. Would she rather have a beautiful house and an ugly car? And an ugly car, or beautiful car and ugly house? Beautiful house and ugly car. Of course, beautiful house. We don't give a fuck about. We walk. We always walk. Even she has a car, she walks. She takes Uber. Uber is a good idea. So, would you rather have a missing finger or an extra toe? Missing finger. I would have extra toe. Like this one. I would have extra toe because after you can cut, and the finger, it's. Yeah, you can put one. Yeah, maybe. Would you rather love and not to be loved back, or to be loved but never love? To be loved. Alright, we're not selfish girls. The second one. Allez. Would you rather know how you're going to die or when you're going to die? When, for sure. When? Yeah, maybe we don't go. Yeah. Once you know when, you don't give a fuck. Yeah, you stay at home. Or you enjoy. Or you enjoy it. This one is sad. Would you rather have 3 kids and no money or no kids and money? 3 kids and no money for sure. That's for sure. She's dreaming about baby. She's 5 years younger than me and she's dreaming about baby all the time. And I prefer money for sure. Yep. That's it. Mwaha. Okay. You're depressing me. Taigi, panelis, baigėme su tais challenges, nes man atrodo, klientai mūsų bus nepatenkinti, kai taip užsiplepėsim. Tai kitas dalykas, ką norėjau pasakyti jums,
ir parodyti, tai yra kalendorius, kurį aš pati padariau su įvairiom nuotraukom. Ir čia galite užrašyti taipogi, ką norite. Aš tai užsirašiau tos quotes iš gyvenimo. Ir va, galite visokių nuotraukų pridėti, ko jums tik tais patinka. Čia buvo mūsų skrydis parašiutu. Life begins at the end of your comfort zone. Žodžiu, man labai patinka tokie pasakymai. Tai toks fainas kalendorius. Kitas dalykas, kurį norėjom pasakyti, tai aš kasdien deduosi štai tokius iksiukus ant savo kalendoriaus. Ir kągi jie reiškia. O šiaip aš anksčiau nenorėjau sakyti, bet dabar, kadangi jau tai baigėsi, tai galiu pasakyti, aš mečiau rūkyti. Ir mečiau rūkyti, kada tai buvo? Tai buvo tada, kai aš buvau Lietuvoje. Ir to parodysiu. Va. Tai 12 valandą aš turėjau lazerio procedūrą nuo rūkymo ir nuo tada žymiuosi visas dienas, kada aš nerūkiau. Tai jau yra mėnesis. Čia buvo mėnesis. Ir dabar yra kažkur mėnesis ir 2 savaitės, tai čia daug iksiukų nepasižymėjau. Pasižymėsim dabar. Ir 10 aš nesižymiu, nors šiandien 10, nes dar nežinau iki vakaro ar rūkysiu ar ne, tai visą laiką tokį pasilieku atsargai. Tai va, ir kam įdomu vėlgi apie lazerio procedūrą nuo rūkymo, duokit man žinoti ir papasakosiu plačiau, nežinau, ar daug mano žiūrovų yra rūkančių. Taigi, merginos, dirbomės visą dieną ir buvau pavargus iš tikrųjų dienos metu, bet kažkaip į vakarą man mums... Mūsų užplūdo energijos pliūpsnis, tai mes varom pas draugus dabar. Ouais, c'est ça. Ir man liko 11%, tai aš nežinau, arba su jumis atsisveikinu, tada gal dar biškai susitiksim po to. Ir ką tada atvaromės biškai pasilinksmint ir tada ir vėl į darbą. Sorry. Have a good evening. Bye. Ciao.